Sveiki. Šiandien nersime į senovės tekstus, kur slypi dvi, išties paslaptingos figūros – tarnas ir avinėlis. Pabandykime išsiaiškinti, kaip šios dvi atrodytų visai skirtingos idėjos susipina į vieną neįtikėtinai galingą viziją. Vizija, kuri ne tik, perkeitė istoriją, bet ir iki pat šių dienų verčia mus iš naujo permastyti, ką iš tikrųjų reiškia auka ir misija. O viskas prasideda, žinote, nuo Izėjos knygos. Būtent ten iškyla tokia pagrindinė mįslė. Pranašas kalba apie tam tikrą figūrą, kurią vaidina tiesiog tarnu. Ir šiam tarnui pasirodo skirta labai ypatinga misija. Bet kas jis toks? Klausimas tikrai intriguojantis. Ir pamatysim, kad atsakymas į jį, jis kur kas sudėtingesnis nei galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Gerai. Tai pirmiausia apie pačios misijos mastą. Nes tai tikrai nėra kažkokia lokali užduotis skirta vienai tautai ar, vienam regionui. Anaiptol. Čia kalbama apie globalų pažadą, kurio įgyvendinimas, jis palies absoliučiai visą pasaulį. Štai paklausykim, kaip skamba esminė jo misijos formuluotė. Dievas sako tarnui, kad jo tikslas būti tautų šviesa, kad išganimas pasiektų žemės pakraščius. Įsivaizduokim, kokia radikali mintis tai buvo tam laikmečiui. Juk tada kiekviena tauta turėjo savo dievus, savo uždarą pasaulį. O čia misija, kuri tiesiog laužo visas nacionalinės ir kultūrinės ribas. Jis skirta absoliučiai visai žmonijai. Ir štai čia darosi tikrai įdomu, nes susidūrėm su tokiu paradoksu. Tekstas labai aiškiai sako, tu esi mano tarnas, Izraeli. Vadinasi, tarnas tai visa Izraelio tauta, tiesa, bet vos po kelių eilučių tas pats tarnas prabyla apie savo misiją suburti Izraelį. Pala, tai kaip čia dabar išeina? Kaip tarnas gali būti ir visa tauta, ir tuo pačiu metu tas, kurio darbas yra tą tautą suburti? Būtent ši tampa ir atveria kelią įvairioms interpretacijoms. Taigi, šis paradoksas mums duoda bent kelis galimus atsakymus. Pirmas variantas – tarnas tai visa Izraelio tauta, kaip toks kolektyvinis darinys pašauktas liudyti pasauliui. Antras variantas – galbūt kalbama ne apie visus, o tik apie ištikimąją tautos dalį, vadinamąjį likutį, kurio misija yra įkvėpti ir atkurti visą tautą. Ir trečias labai tikėtinas variantas, kad tai užuomina į vieną konkretų asmenį ateityje. Būtent Mesiją, kuris tobulai įkūnys šią tarnystės idėją. Ir kas įdomiausia, šios interpretacijos viena kitai neprieštarauja. Jos tarsi papildo viena kitą, rodydamos, kad tai kolektyvinis vaidmuo, jį pradeda atsidavusi mažuma, o galiausiai iki galo įgyvendina vienas asmuo. Ir su šiuo tarno paveikslu Izajas tiesiog apverčia aukštyn kojomis visus lūkesčius apie Mesiją. Reikia suprasti, kad tuo metu žmonės laukia galingo karaliaus, tikro karvedžio, kuris su karinė jėga išvaduos tautą iš priespaudos. Bet ką siūlo Izajas? Visiškai radikaliai kitokią viziją. Ne užkariaujančią karalių, o kenčianti ir tarnaujantį Mesiją. Jo ginklai ne kardas ir galia, o šviesa ir tiesa. O jo tikslas ne šiaip nacionalinis išlaisvinimas, o universali viltis. Viltis visoms tautoms. Tai buvo tikras perversmas mąstymui. Gerai, dabar, kai jau šiek tiek aiškiau, kas yra tas tarnas, pereikime prie kito klausimo. Ką jis daro? Ir čia jo misija yra neatsiejama nuo aukos savokos. Bet stabdelikim. Ką iš tikrųjų reiškia auka? Pamatysim, kad šios savokos prasme per šimtmečius labai smarkiai keitėsi, evoliucionavo, kol galiausiai įgavo, visiškai naują ir tiesą sakant netikėtą prasme. Žiūrėkit, jau psalmėse randame tikrai stulbinančią mintį, kuri kritikuoja gryną išorinį ritualą. Autorius sako Dievai, juk aukų ir atnašų tu nebenori, tai ko tada reikia? Atsakymas yra asmeninis atsidavimas, tad aš tariau, štai ateinu. Tai reiškia, kad tikroji auka tai ne avinėlio papjovimas ant aukoro, tikroji auka tai savęs paties atidavimas Dievui, viso savo gyvenimo, savo valios suderinimas su jo planu. Ir žinote, ši idėja neatsirado tiesiog iš oro. Tai buvo ilgos teologinės evoliucijos rezultatas. Iš pradžių, kaip ir daugelyje senovės kultūrų, aukos tai buvo būdas, permaldauti piktus, galbūt nenuspėjamus dievus. Paskui Izraelyje įvyko tikras lūžis. Buvo kategoriškai uždrausta aukoti žmonės. Kodėl? Nes Dievas apsireiškia kaip gyvybės, o ne mirties Dievas. Dar vėliau pranašai, pavyzdžiui, Amosas ar Ozėjas, pradėjo aiškinti, kad Dievui svarbiausia ne ritualas ant aukoro, o teisingumas ir meilė kasdienėjame gyvenime. Ir galiausiai ši evoliucija pasiekė savo viršūnę. Supratimą, kad aukščiausia auka tai ne mirties aktas, o savo gyvenimo dovanojimas tarnystėje kitiems, kad jie galėtų gyventi. Taigi, esminis pokytis yra būtent čia. Visa Biblijos tradicija žingsnis po žingsnio veda prie išvados, kad tikroji aukščiausioji auka tai ne kažką nužudyti, kad gautum Dievo malonę.
Ne. Tai pačiam atiduoti savo gyvenimą, kad kiti galėtų gyventi. Ir štai mes vėl grįžtame prie tarno, nes būtent tai ir yra jo misija – būti šviesa ir išganimu visam pasauliui. Gerai, o dabar sujunkime šias dvi gijas – tarno pranašystę ir aukos prasmės evoliuciją. Sujunkime jas į vieną kulminacinį momentą. Veiksmas persikelia į Naująjį testamentą. Čia Jonas Krikštytojas, pamatęs Jėzų, ištarė frazę, kuri amžiams pakeitė tai, kaip mes suprantame šias idėjas. Pamatęs Jėzų, Jonas Krikštytojas sušunka, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Pagalvokime, koks keistas ir netikėtas titulas. Tuo metu visi laukia galingo karaliaus, išvaduotojo, kuris mes iššūkį Rominių imperijai. O Jėzus pavadinamas avinėliu, nuolankumo, pažeidžiamumo, aukos simboliu. Kodėl būtent avinėlis? Na, šis simbolis yra neįtikinai turtingas. Jis veikia tarsi raktas, kuris atrakina ir sujungia net 3 labai svarbes Senojo testamento istorijas. Ir visos jos, kaip pamatysime, susitinka būtent Jėzus asmenyje. Tai panagrinėkime kiekvieną iš jų. Pirmiausia, žinoma, tai Paschos avinėlis. Prisiminkim, jo kraujas ant durų staktų išgelbėjo izraelitus nuo mirties Egipte. Tai yra išlaisvinimo naujos pradžios simbolis. Antra, tai tiesinė nuoroda į Izaijo kenčiantį tarną. Juk jis aprašomas kaip avinėlis, vedamas į pjovyklą, nekaltas, bet prisimamantis kitų kaltes. Ir trečia, tai nukelia mus į Abraomo istoriją ant Morijos kalno, kai Dievas sustabdo Abraomo ranką ir pats parūpina aviną aukai vietoj sūnaus Izako. Ką tai sako? Kad pats Dievas teikia išgelbėjimą ten, kur žmogus jau atsiduria aklavietėje. Gerai, bet ką reiškia ta frazė naikina pasaulio nuodėmę? Ar tai reiškia, kad blogis kažkaip stebuklingai dingo iš pasaulio? Tikrai ne. Tai reiškia kai ką daug gilesnio, kad blogis ir nuodėmė nebėra galutinis žodis, nebėra lemtis. Kristus, kaip tas Dievo avinėlis, tiesiog pralaužia smurto ir keršto ratą. Jis parodo, kad į neapykantą įmanoma atsakyti meilę ir atleidimu. Jis suteikia laisvę ir gali ištrūkti iš to ydingo rato ir pradėti visiškai naują gyvenimą. Bet ar istorija čia ir baigėsi? Ar tarno ir avinėlio misija buvo skirta tik vienam vieninteliam asmeniui? Pasirodo ne. Ji perduodama toliau, visai bendruomeniai, kuri nusprendžia sekti Jėzumi. Būtent. Ta pačia misija būti šviesa ir vilties ženklų pasauliui dabar tęsia tie, kurie seka Kristumi. Juk Jėzus ir sako savo mokiniams, jūs esate pasaulio šviesa. Ir taip Izaijo pranašystė, kad išganimo darbą atliks ne koks vienišas herojus, o visa tauta, išsipildo naujų ir visai netikėtų būdų. Pagalvokim apie patį žodį bažnyčia. Graikiškai tai eklesija. Ir šis žodis kyla iš veiksmažodžio kaleo, reiškiančio šaukti. Senovės Graikijoje eklesija buvo piliečių susirinkimas sušauktas spręsti miesto reikalų. Taigi, bažnyčia iš esmės yra ne pastatas, tai žmonių, kurie buvo iššaukti, pakviesti Dievo, susirinkimas. Ir pakviesti jie buvo ne šiaip sau, o būtent tam, kad tęstų tarno misiją pasaulyje. O šios bendruomenės nariai vadinami šventaisiais. Ir čia dar vienas žodis, kurį dažnai suprantame, nelabai teisingai. Šventas nereiškia moraliai tobulas ar be nuodėmės. Biblijoje šis žodis reiškia tas, kuris priklauso Dievui, atskirtas ypatingam tikslui. Pavyzdžiui, indas šventykloje buvo šventas ne todėl, kad buvo tobulas, o todėl, kad buvo skirtas Dievo garbinimui. Lygiai taip pat ir šie žmonės yra šventi, nes jie yra pašvesti Dievo misijai. Ir tai, tiesą sakant, puikiai viską apibendrina. Ši iššauktųjų, priklausančių Dievui bendruomenė, tai yra bažnyčia, yra pašaukta tęsti tą pačią pirminę tarno misiją, kurią suformulavo Izaijas prieš 1000 metų. Būti šviesa tautoms, kad Dievo išganimas, meilė ir viltis pasiektų absoliučiai visus žemės pakraščius. Taigi užbaikime šią kelionę tokia, sakyčiau, provokuojančia mintimi. Jame supratome, kad aukščiausia auka – tai ne mirtis, o gyvenimas atiduotas tarnystei, kad kiti galėtų gyventi geriau, pilniau. Tai kyla natūralus klausimas. Ką tai reiškia mums šiandien, kaip kiekvienas iš mūsų savo darbe, savo šeimoje, savo aplinkoje galime būti ta maža šviesa, kuri prisideda prie didesnės pasaulį keičiančios šviesos. Manau, apie tai tikrai verta pamastyti. Dėkoju, kad buvote kartu.